Dabar šiek tiek sunkesnis uždavinys. Mes turime funkciją, kurios žinom apibrėžimo sritį ir reikšmių sritį. Na ir reikia nustatyti tokios funkcijos tik prieki minusas reikšmių sritį. Jeigu sunku susigaudyti, truputėlį galime nusibrėžti grafiką. Mums nelabai svarbu, kokia tai yra funkcija, mums svarbu apibrėžimo sritis nuo -1 iki 4, reiškia čia kažkur nuo -1 iki 4, o reikšmių sritis nuo -5, čia tarkim nuo -5 iki 6. Kaip jinai ten tiksliai eina, neaišku, bet mes galim nusibraižyti kažkokią tai kreivę ir taip jinai eina. Štai tokia. Nėra labai svarbu, gali jinai būti visiškai kitokia, bet mes žinom jos apibrėžimo ir reikšmių sritį. Dabar reikia paanalizuoti štai šitą funkciją. Kas atsitinka, jeigu prieky yra minusas, visos funkcijos reikšmės tampa priešingais skaičiais. Ir štai šito taško koordinatės dabar yra 4 ir 6, bet kai funkcijos reikšmė taps priešingų skaičiumi, šito taško koordinatės bus 4 ir -6. Štai čia kažkur atsidurs šitas taškas. Na, o štai šito taško koordinatės dabar yra -1 ir -5. Jeigu prieki bus minusas, funkcijos reikšmės taps priešingais skaičiais, koordinatės taps -1 ir 5. Čia kažkur tai bus tas taškas. Na ir mums reikia nusibrėžti tos funkcijos grafiką. Čia dabar mums nelabai svarbu, bet tiesiog pasakysiu, kad jos susikirs taške 0, todėl kad 0 priešingas skaičius yra 0 ir mano funkcija atrodys štai taip. Jinai tilps į šitą stačiakampį. Reiškia, jos kokia reikšmių sritis nuo -6 iki 5. Susirandame teisingą atsakymą ir uždavinys išspręstas.